Tai vat ir pradėjau amatų mokykloje, aš nuėjau amato tiesiog pasimokyti. Aš kažkaip net vat minties net neįsivaizdavau, kad tai galima daryti, kad galėčiau mokėti. Niekada su medžiu nieko bendro neturėjau net. Ir galvoju, kokį šaukštą išmoksiu išsidrožti, va, bus ten kokiai uogieniai tėvam padovanoti ar dar kažkam. Nu. Na, nuėjau, pamačiau Sauliaus drožinius ir man iš karto va, ten tie šventieji, tie angelai jo tokie, kažkas va, įdomaus man juose pasirodė ir viskas. Bet mokiausi aš ten grinai techninį darbą. Tai ornamentai, tai va, tie šaukštai patys, tai va, verpstės, prieverpstės ten, bet ką ir muziejui dariau, va, tokių daiktų iš kažkas, iš rankšluostinės kažkokios, tai grinai techninį darbą dirbau, paukščiukas, va, tokius rūpintojėlis paskui atsirado, paprašiau. Ir po mokyklos taip savarankiškai nutariau jau skulptūrą grinai imti ir pradėti. Tas pirmas rūpintojėlis dar tokio tipo, gal 2 rūpintojėlius ir gal porą angeliukų tokių, šiokių tokių tenais pabandymui. Ir 13 metais vat, pabaigęs, kai ten baigė apie vasaros pradžioj, ir per tą vasarą, rudenį, porą skulptūrėlių įsidrožinėjau, tie šventieji ir piligrimai buvo paroda. Galvoju, nuvešiu ten Lampickas, vat Saulius buvo labai patenkintas, kad išdrožiau savarankiškai, gražiai padariau ir tenais gerai įvertino. Ir tada iš vis kablys tokis buvo ten ir įsigijo tą darbą, dar už laimėjimą ten šiokią tokią premiją davė. Ir pradėjau. Vidaus va, tų šventųjų kažkaip, taip man neteko į muziejų atėjus, kad va, kaip ir yra nacionaliniam Vilniui muziejų tenais, visas tas išdėliotas aš kažkaip nematęs, gal anksčiau, gal matęs neatkreipęs dėmesio, nežinau. Vat lauko skulptūra, ten kryžiai kažkokį matydavau, pasižiūrai, nustatinys įdomus, mūsų tradicinis, vat, kažkas tokio, bet kad taip ten įsigilyt, kaip jis padarytas, dėl ko ten, tarkim, buvo ten vat, kažkas tokio, kryžius, kaip ir aišku, ten žmonės iš skausmo, kiti ten kažkam atmint, kažkokiam, taip, vat, tokiems dalykams gal. O skulptūros kažkaip aš nesigilinau per daug, taip, matydavai ir tiek. Daug kas klausė, tėvai kaip ir rankdarbiais nei vienas nieko neužsiėmė tokiais, o močiutė, čia viena močiutė gyveno, o iš tėtės pusės nuo Anykščių rajone gyvenė. Tai va ten močiutė iš Anykščių rajono, kur gyveno, tai jinai mezgėja gera buvo, net dabar turiu pirštinių kažkur vat, namie įsisaugojęs, su ornamentais, liemenės su ornamentais, ten tokia ir audėja, kiek žinau, dar būdavo, ir audimo staklių lyg likučiai kažkada esu matęs. Aš juos drožiu tikrai kažkaip ne dėl pinigų, man tie šventieji šiaip įdomu. Vidiniai tokiai vat, būsenai man juos įdomu, su jais toks nusiraminimas, nežinau, nesu labai pamaldus, kad ten į bažnyčią nevaikštau sekmadienį kiekvieną. Galima sakyti, gal tik šventėm ir iš reikalo. Tas nėra labai pagirtina, bet vat su jais ir tokį tikėjimą savo tai aš atrandu. Vis tiek kiekvieną istoriją turi pasiskaityti. Aš vat parodysiu knygą, tai grinai į skulptūrą kokią vartau prieš droždamas, tai verčiu tas grinai senoviškas jau, kur triušė, apšepė, išimtos iš tų koplytėlių jau tokios pabuvę. Tarkim, muziejuose jos dabar vat, saugomos, net nežinomų meistrų galbūt. Gal labiau į tokius dėmesį iškreipiu.